kava. Nu, čia toks pusiau bufetas. Ir kažką atneš tikriausiai. Tai šį kartą labai įdomiai su tam fese, su tuo iki centro ir panašiai. Tai centrą jie skaito kitą visai dalį negu visi turistiniai objektai. Tai, pavyzdžiui, aš kai rinkausi viešbutį, tai žiūrėjau, kad būtų arti iki centro. Nu, tai ten 1 kilometras, tai ten, žodžiu, nedaug, 10 minučių. Tai, bet dabar gavosi taip, kad jau paskui, nu, ten vėl, žinai, vaikščiodamas paskubom viską žiūri, nėra taip jau, kad va, sėdi prie kompo ramiai viską susižiūri. Nu ir ką, ir dabar kai pradėjau žiūrėti, kad ten tam, nu, čia tas pats kaip kokiuose savanoriuose, žinai, pasimtum viešbutį, nes ten rodo centrą. O visi objektai tai visai ne tam centre, tai vat dabar pasiėmiau kitą viešbutuką, jau Riadą, vėl Riadą. Ten vėl bus urvas koks nors. Tam jų senamiestyje, nežinau kaip pavadinti. Ir dabar einu iki jo, tai ten kiek čia kokia valanda. Na gerai, pamatysiu, įdomu, man viskas gerai tokiuose atstumuose, bet labai keistai šį kartą tas, kad klaidingai nurodyta iki tų objektų pagrindinių, kiek gaunasi. Dažniausiai tai jau tas centras ir būna, tam centre parodyta viskas. Ar iki centro, tai iki tų visų objektų dažniausiai būna, o čia biškai kitaip. Tai va. Čia pas juos populiariau šitos bulkos, o ne tos duonelės, nežinau. Ir pusryčiam ten jų buvo pridėta. Tiesiog batonai, tie prancūziški mažiukai. Nieko gero. Kažkaip iš vis turiu nuojautą, kad šitas miestas nebus toks įdomus, nežinau kodėl, gal klystu dar, bet atrodo, kad gal net ir nefilmuosiu, nu, padarysiu per kelių dienų vieną, nes po 5 minutės, jeigu nerasiu nieko gero, tai ką čia nedarysiu, nesąmą. Nu, bet gal pasikeis nuomonė, pirminė tokia nuomonė, tai nežinau. Tiesiog paprastas miestas ir tiek, nu, tai ką čia parodys. Nebent va, kaip partrenkt mašiną, tai tada būtų. Man patinka šitose tik šalyse tas vaikščiojimas per gatvės, kai niekam netrukdai, eini ten taip, kaip tau patogu ir viskas. Man labai patinka. Man labai nepatinka, kaip pas mus. Eini link perėjos, bėga, jau stabdo ten iš toli tos mašinos, arba atvirkščiai, kaip pats vairuoji, važiuoji vieną mašiną gatvėje. Eina net nepažiūri tie balvonai, kad už tavęs nėra mašinų, kad gali biškį palaukti ir praleisti ant tave vieną ir eik savais keliais, kur tu nori. Tai, žinau, pas mus ta tokia galvojama tik apie save kultūrą, tai likščiau būt negali. O čia pas juos kitaip. Ir daug dabar tų šalių buvau, kur viskas visai kitaip. Kad lagaminų vežti nereiktų. Bet šiaip tai, nu paskui pasakysiu. Bet šiaip tai beprotiškai karšta, rodo liktai apie 33-34, bet
vėjo visai nėra, tai dar čia tarp šitų pastatų tai dar nieko, bet ten, kur atviriau ėjau, tai žiauru, tikrai žiauru. Iškepti galima, kai ten keptuvės kokios. Tai aš kažkaip tai dar pripratęs prie tos temperatūros karštos, bet štai dabar kitur, kur vėsu, man labai šalta, jau kalnuose pamačiau, kad tie ten su marškinukais eina, aš 3 megztinių noriu, tai yra pliusų, yra trūkumų. Bet žodžiu. Turn right onto Derb Majmadula. Čia į viešbutį. Bet štai čia bent jau ne karšta. Va. Stulpino muziejus. Bandau eiti aplinkui. Gavau pyklą, čia tokia, jie turi. Pabandysiu, bet aš jis tai rankom atnešiu. Aš tai rankose neišlaikau kaip karštą. Pabandysiu. Visiškai, ką tik ištraukė iš krosnės. Bet išlaikyt man, tai aš nežinau, šitas maišiukas įslydęs tu. Na, einu. Ieškoti viešbučio. Bet mano. Tai manau, kad jau Turn left. Vandens. Bet man sunku šitai šaly, nes jų labai daug kalba prancūziškai. Ir kadangi kalba prancūziškai, neapsikrauna kalbėti angliškai, nes prancūzų. Nes prancūzų jiems, jiems žymiai lengviau ir viskas. O jų čia labai daug suprantančių yra prancūziškai. Tai biški. Turn left. Man to klausimu sunku. Ne, dar čia. Nu, žodžiu, matot kaip. Čia ką nors rasti, tai... Your destination is on the right. Nu ką, pirmas įspūdis tai gražus, vertinimai labai geri jo. Pažiūrėsim, pabandysim. Noriu receptioną filmuoti žmogus. Labai gražiai viskas. Tai tokia minkšta, tai reiškia senos, kur Perkų gatvėj, tai yra žymiai, ten dienos 2, nežinau. Gal dienos, gal čia greit sustingsta. Bet žiauriai minkšta ir skirtumas kainos tai žiaurus. Čia aišku smulkmenos mum, bet vis tiek. Šita 1 diramas, tai čia aš nežinau, 10 centų turbūt. O jeigu perki kitur, tai būna 3. Tai 30 centų. 3 kart brangiau iš esmės. Ne, šiaip tai labai gražu. Toks jau autentiškai, visiškai. Parodysiu kambarį. Tipo jisai pirmiausia sakė, aš užsisakiau ale šitą. Bet į tą, kad nespėjau paruošti, tai sako, duosiu jums geresnį kambarį. Bet aš nelabai čia tikiu, nes aš nematau, kad čia labai būtų didelis skirtumas tarp tų kambarių. Marketinginis bajeris. Nepatinka man tos tie riadai, nes tu ką. Urvas. Bet švaru tvarkinga. Tai tas gerai, bet urvas. Kai šviežios, tai vėlia kaip skanios. Tarsi bandelės, realiai bandelės. Tai kadangi šiandien pusėkščiai šūdinį buvo, tai biškį pasiėmiau šitų, pavalgysiu.
Nu, pasikrapščiau prie kompo biškį per tą karštį, bet nevelnio, negeriau. Žiūriu, 5 valandas, 34. Jo. Tai čia jaučiu, kad iki vėlyvo vakaro tiesiog jisai neturi jūros, neturi aplinkui nieko šitas miestas. Tai ir karštis laikosi, kaip ir Marakešė. Nu, su šitu gal ir prašau miestų, bet bus matyti čia. Vis tiek pasižiūrėsiu, kitą kartą žinosi, kad čia neverta arba kažkam galės pasakyti. Nes į tas dykumas, nu ten reikėjo ilgiau nusiteikti ir laiko turėti, tai čia irgi savi niuansai. Tai jau kaip yra, kaip yra. Tai va, varau pasižiūrėsiu kažką gero. Nu ir karštis. Realiai tai žiauru. Nežinau, ką aš čia veiksiu tiek dienų. Ilsėsiuos kambariai. Ką aš žinau. Nes čia belė kaip karšta. Viena didžiausių pasaulyje tų medinų. Nu, čia taip pat visą miestelį. Gal ir didelis, tikiu. Nu jau, ką pastebiu išskirtinio šitą miestą, tai labai daug tokių, kur sustoji į telefoną biškį pažiūrėti ir jau prisistato koks draugas, kuris tau jas 5, kur jau nori tau parodyti, žinai, kur eiti, ką čia daryti, lemo. Realiai, tik sustojus. Tai va tas labai jaučiasi. Tokie įkyrūs, žinai, sakai, kad aš čia tik pasivaikščioti, jie vis tiek, žinai, pradeda iš savo, iš kur tu esi, kas čia, ta. Nu, žodžiu, draugelį. Tai čia tai labai, lemaščiau, per kiek aš čia praėjau. 20 minučių, kokie 4-5 prisistatė. Nu ir dar keli dalykai. Tai pirmas dalykas, tai čia interneto nelabai būna vietomis, tai offline maps reikia turėti. O antras dalykas, tai be telefono, tai aš čia tikrai pasiklyščiau 100%. Nes aš jau dabar neįsivaizduoju, kur man reiktų eiti namo. Nu, čia labai daug siaura ir labai išlankstyta viskas. Eisiu dar paskui Jodos kažkokios ten šios raugyklos yra, tai va ten tas gal bus įdomu. Ką čia tu labiau Vilna? Džiovina, aš taip suprantu. Ant saulelės, taip. Tikriausiai. Ten Odos.
ten rodos. Nu, įdomiai. Įdomiai čia atrodo. Nu jo, jau šitas užknist pradeda miestas tuo klausimu. Čia jie visur tokie draugeliai, stovi visur, pilna jų čia. Ir tokie va, tipo, ką nors jau filmuoja, kam, tipo, ir savo prancūzų šiaip kalba dauguma atveju šneka. Tipo, va, čia mes sodą darom maždaug, nu, taip suprantu iš konteksto. Ir paskui ir veda, taip, žinai, gerai, sakau, aš vėliau. Ir kai einu kitur, tai jau, tipo, ne, čia negali eiti, čia negalima, eik ten, eik su mumis, žinai. Kaip užknis. Nu jo, žiauriai erzina, toks spaudimas iš visų pusių, žinai, ramiai pavaikščioti, negali tik sakau, žvilgsnį kur nors ten eini, nori jau, tiesiog paskui jau automatiškai nesinori, tik ten, kur jie pasako, norisi neiti, tiesiog, kad atsiknistų. Kartais tau ten reiktų gal eiti to keliu, bet jau jisai prisiknisa prie tavęs ir eina šalia. Ten aišku, net kai Toriado ieškau, ten toks vaikinukas, berniukas, nu bet tas berniukas, ką aš žinau, jis ten niekur toli nenuėjo, tai paskui, kai aš išėjau tos bandelės dar pasiimti, tai jisai, kam, tipo, tu kartu, sako, einam kartu, ten mano brolis dirba, aš parodysiu, kur lemą ir vėl galvoju prekyba, tai taip visur čia. Kažkaip labai šitas jaučiasi kitose miestuose, iš vis nesijautė šitas dalykas. Bet kad aš dabar neturiu variantų. Iš tikrųjų, čia man netauk liko tų dienų. Tai arba perklinėt viską, kad į tas dykumas nuvažiuot, bet sakau, reikalų daug dėl tų dykumų. Mašiną reikia nuomotis, reikia skrydžius perklinėt, nemanau, kad verta tai daryti. Nu, einu dar iš tikrųjų iki žiauriai karšta, einu iki namų, simsiu vandens dar, einu iki namų ir bandysiu pažiūrėti, ką aš čia galiu dar pakoreguoti. Bet įtariu, kad nieko neprikoreguosiu, čia vietoj reiks kažką galvoti. Aišku, čia nereikalinga tokia, tai tik vieną dieną turiu, nes šiandien aš čia pavaikštau vakare, viskas fainai, rytoj toks realiai ką čia, trintis vėl tose pačiose gatvėse. Arba važiuoti į kitą miestelį, kokį nors ten autobusų traukiniu. Nu, kas yra variantas šiaip visai. O paskui poryt jau eisiu į kitą viešbutį, kuris yra tam naujamiestyje, tai tam naujamiestyje aš ten rasiu ką veikti. Vėl dieną apžiūrėti ten visą miestą ir viskas. Ir paskui jau ten viskas ok. Mačiau, kad Marakešė yra bufetas toks gan prabangus, jis ten nėra pigus, bet sakiau, čia reiks pabandyti tą bufetą. Kartais atrodo, kad jie nenori, kad kiti eitų, žinai, į jų teritoriją, tik eitų į tas centrinės, kur jie ten parduoda viskas, nes dabar irgi ėjo 4 tokie, nu taip primiktinai, aš sakau, aš tiesiog noriu eiti aplinkui. Ne, eikit jūs į Mediną, sako, ten yra gražu, blablabla, nu žodžiu, jis taip įkyriai, taip ilgai neatsikniso, sakau, aš nenoriu į Mediną, sakau, noriu eiti aplinkui.
pamatyti kažką. Čia, žinokit, gyvena vien tik tai vietiniai, čia nieko nėra, čia jūs neikit, sako, nesuprantu, tikrai nesuprantu. Tai čia tikrai gali pasiklysti, nes eini ir navigacija rodo, kad yra kelias, o kelio nėra, yra kokie nors tokie vartai. Ir viskas, tai žodžiu, nežinau, ar čia labai smagu blaškytis, bet bandom. Bent jau aš tai susidariau tokį vaizdą, kad jie sėdi tose vietose, kur žmonės pasiklysta, daug maž žino, kad čia, pavyzdžiui, yra blogi keliai pagal GPS. Nes realiai kaip tik nugribauji kur nors, ateini į kokią nors sieną, tai taip atsiranda jie, tokie visokie. Ir tada my brother, čia aš parodysiu, o paskui nori, aišku, pinigų už tai. Jie šiaip su čia gerai darys nėra. Bet, kažkas tokio, nes va, pavyzdžiui, čia dabar navigacija, man rodo, kad va šičia aš eičiau dešiniau. Aš galiu eit bandyti taip, bet kažkur gal išeis. Žodžiu, labai šiaip keista navigacija čia, tikrai. Tikrai labai įkyrus. Mane tai erzina, aš tai noriu tiesiog eiti, klysti, pamatyti kažką, tai žinai, kai tiesiog pasivaikščiot po mediną. O čia gaunasi, kad dabar tau nurodinėja, kur į kokį restoraną eiti ir taip toliau, tikrai. Tiesiog vargina. Kas keista man, tai labai vėlai. Kaip 8:30. Tai keista šiandien. Pažiūrėkime, kitur kokiam Tailande, tai buvau pripratęs, kad ten nuo 6:30, o Vietname nuo 6 ryto. Kad reikdavo keltis pusės. O dabar tai nereikia visiems realiai pratempti. Gerai, čia tai gražu. Ko, bet kačių tai čia pilna. Bent jau man tai čia kažkaip gražiau gaiviau, nes man tas jau tie marketai, tai manęs tai visai nekabina, tai man labai nepatinka. Galiu ten praeit, bet kai visas miestas vien tik tai viena didelė parduotuvė, marketas, man tai tiesiog atsibosta tos pačios gatvės su tom pačiom prekėm, viskas taip pat pro tą patį. Čia
čia jau toks gražiai, man gražiai. Nu, bet šiaip šitas, man asmeniškai tai šitas miestas negyvas, nors čia tipo ta viena didžiausių medinų, taip toliau, bet kažkaip ir tų žmonių tokių labai šakalinantis daug, tai Marakešas kitaip, o šiaip tai visi kiti miestai, kur aš buvau, tai arba kalnai, arba pajūrys, nu, arba prie vandens, prie vandenyno, arba prie jūros, tai dėl to turbūt ir patiko man. Man iš esmės tie miestai va tokie sausi be nieko, vien tik tai parduotuvės ir senamiestis, nu tai viskas gerai, bet kiek tu gali tam senamiestyje būti, kiek tu gali jį žiūrėti. Man tai ten kažkaip greit, aš praeinu, pamatau, kas man įdomu ir viskas, tuo ir pasibaigė. Tai va, tai šitas gal dėl to man toks ir atrodo, kad va, tu turėjau tą nuojautą tokią, nekokią, kažkaip man po biškynai pasitvirtino. Nu nieko, pasižiūrėsiu, atmesiu, matysiu, žinosiu. O gal kažką sugalvosiu, tai siūlo ChatGPT lokajams. Nu žodžiu, tai jo, siūlo ChatGPT man eiti, važiuoti į kitą ten kažkokį miestelį, kur irgi toks kaip kalnų miestelis, jis netgi nuotraukas, kai žiūri, tai sniego buvo, tai jie ten prifotkinė, kad sniego, tai gal sakau bus įdomus, nu tai ten iš esmės gamta, tai kelionė ir gamta, tai nežinau, pažiūrėsiu, gal rytoj tą darysiu, ar pagalvosiu, ką čia daryti, viešbučius kaip ir iki šios nakties galiu atšaukti, nors visus susipirkau, tai pagalvosiu, ką čia daryti. Kartais atrodo, kad sustočiau truputėlį, pailsėčiau, apsiraminčiau ir nereiktų čia galvos sukti, bet man, tai kaip čia esi, tai norisi kažkaip pamatyti visko daug, nesinori tiesiog sėdėti viešbutyje ir nieko neveikti. Ar ten eiti tai mačiom gatvėm, nu neįdomu, visai. Tai nežinau, pagalvosiu, ką čia daryti. Man tai visas grožis va šitų šalių, tai yra va šitie visi rudi pastatai tuose kalnuose, ar ten va kažkur va taip, nu tai žiauriai. Mano akiai tai labai gražu. Bet jie labai akcentuojasi. Kažkaip, mano nuomonė, jie sugadina viską su tom visokiam kavinėm, restoranais, parduotuvėm, marketais, ten visokį šūdo. Nes autentika ir įdomu pamatyti jų, pavyzdžiui, tikrą. Vat, aš nueinu specialiai iš šoną, kur nors, kur jau mažiau tų turistų, daugiau vietinių. Tai tada tie turgai tokie paprasti, primityvų, žinokit, čia niekas nežaidžia taip, kaip, pavyzdžiui, paprašai bandetos bulkutės, tai nueina su rankom paima ir, žinai, čia kas labai jautrus tokiem dalykam, tai čia šitos šalyse nepaeitų niekai būti. Nes čia jie nedaro tokių dalykų kaip, čia, žinai, užsidėsiu pirštinės, paduosiu per maišiuką, dar kažkaip. Viskas jiems čia paprastai. Tai va. Bet tu tada pamatai realią kultūrą. Pamatai, kaip realiai viskas atrodo. O kad tu ten eini į tą kelias pagrindinės turistam padarytas gatves, tai man asmeniškai neįdomu. Aš neturiu tikslo čia pirkti, ragauti ir taip toliau. Tai man labiau patinka erdvės gal ne tiek turistam, o vietiniam. Tai va ir bandau surasti, bet jie labai kažkaip šičia labai nepatenkinti, kad aš vaikštau, jie labai nenori, kad aš vaikščiočiau kitur. Tai nežinau, sakau, ar jie dėl to, kad čia tų pinigų nori, tipo ale padėti nori ir tada pinigų pasimti, ar nenori rodyti to kito veido miesto, įsivaizduoju. Žodžiu. Tai va, aš nežinau, ką aš veiksiu, jeigu aš lieku ir šiandien tai čia viskas gerai, aš pasivaikščiosiu įdomu, čia vieną dieną, bet aš matau, kad ant tokių miestų tai kaip yra Gadiras. Nu toks turistinis miestas. Va, vienas vakaras, vienas rytas buvo per akis man. Tai ir čia panašiai jaučiuosi, kad va, šiandien fainai, tikrai viską atvažiavau, fainai visą dieną pabuvau, pamačiau, bet rytoj aš jau norėčiau varyti iš čia, o mano skrydis dar tik tai už poryt. Tai va, tai kažkaip reikia arba tiesiog spjauti tą skrydį ir varyti. Yra tokia mintis. Varyti tiesiog į vieną miestą, į kitą miestą ir autobusais grįžti. Bala nematė tą skrydį.
į Marakešą. Buvo dar mintis išvis skristi iš Fezo tiesiai į Europą. Jau nebegrįžti į Marakešą, bet gal kažkaip biškį nesąmonė, nes ten skrydžiai nesikeičia. Vietinius skrydžius tai gali pakeisti be problemų, o tas skrydis, kur į Europą, tai jisai 5 eurai bauda už tai, kad keiti, tai mano skrydžiai pigesni negu tos baudos. Aš tiesiog perku naują skrydį už ten kokį 8 eurų ir skrendu. Bet, ką aš žinau, tai dabar vėl pagalvoju, tada apsiramini ir galvoju, tai turi skrydį atgal, viską turi. Tai nafik čia dabar užsidega šikna ir čia viską mesti, bėgti, lėkti, žodžiu, nematau gal irgi tikslo čia taip karščiuotis. Tai vat reikia man gražiai kažkaip susidėlioti. Galite miestelį nulėkti, nes labai čia vien čia būti, tai ir noriu dar čia tą naujamiestį jų pamatyti. Tai paskutiniai dienai tai kaip ir nematau problemos, nueisiu iki viešbučio arčiau oro uosto ir ten pavaikščiosiu po tą naujamiestį. Tai viskas kaip ir gerai. Rytojaus diena lieka tokia kabanti, nes aš sakau, čia aš viskas, apėjau viskas, jau neturiu ką eiti dar kartą ir dar kartą ir dar kartą. O pasiankstint skrydžio neišėjo. Brangiai gaunasi visam. Žodžiu. Tai variantai arba važiuosiu autobusais tiesiog per miestelius, arba vienai dienai, arba su nakvynė važiuosiu į kitą miestelį. Bandysiu, žiūrėti. Tai nežinau. Čia man gražiausia turbūt vieta, kurią aš dabar mačiau. Buvo tokia tikroviškiausia, man tas tikra Afrika, tikras Marokas, o ne kažkokie ten turgai, šiukšlynai, negaliu. Šiaip, tiesiog mano nuomonė tokia. Šiaip tai labai daug žmonių ir atrodo man taip susidaro vaizdas, kad jų tiek daug, kad čia tiek veiklos nėra, dėl to jie ir bando susirasti visokius šūdarbius arba pardavinėja visi tą patį per tą patį. O ką daryti? Kažkaip tai tą duoną reikia užsidirbti. Tai man tai toks vaizdas susidaręs ir toks atrodo ne visai gražu, kad tiek daug žmonių, tokie vargingai atrodo tie žmonės visi. Čia, pavyzdžiui, einant labai kvepia, čia tie abrikosai liktai jo ir tokių, yra patižusių tokių, tai kvapas, tai kaip stiprus, labai jaučiasi, va. Jų čia daug tokių pagadintų. Taip, kai būna braškės pardavinėja, tai čia irgi persikai ar abrikosai, kas čia. Nežinau, kas čia tokie. Žodžiu, kažkas iš šitų. Tai toks, čia toks labiau tikra atrodo. To, ko aš ieškau, o čia tai va, pavyzdžiui, tai nesąmonė. Bet sakau, bulką va, galiu suvalgyti, o čia tai aš laukia kažkur tai kažką apart viešbučio, tai nelabai man čia žiūrisi tas maistas. Buvau netgi Marakešė, mačiau užėjęs tokią gatvę, kur vietiniai valgo. Tai irgi toks pakankamai autentiška, paprastai, ten žodžiu panašiai kaip Tailandė toks gatvės maistas. Bet vaizdas ne pats geriausias mano akim, tai aš kažkaip visai neturiu noro. Tai tas truputį užknisa, kad jeigu papuola viešbutis, kuris nelabai geras, tai pusryčių negaunu, o per dieną aš nelabai čia noriu, tai belia kur, tai toks gaunasi išsimušimas iš savo ritmo. Kai tamsu jau tai turiu filmuoti tą, ne plačia kamera, tai biškį mažiau to vaizdo ir kažkaip lagina. Aš matau, kad judinu telefoną ir jisai nenori iš paskos eit, bando stabilizuoti vaizdą. Bet va, šitas va, graži kavinė viršui tiesiog ant stogo. Tokiai vietoj. Visai fain. Aš matau vaizdas geresnis, nes sona tai jau toks smūtas. Šitie tai labai gražu. Va ir vėl galvoju, jau užtenka, varau namo.
Tai gal užtenka, varau namo, tai sustoju pažiūrėti, kur mano viešbutis, kad nueiti, ir prisikabinu. Tai maždaug tipo, gal tavo viešbutis ne ten, kur tavo atrodo. Gal jis čia, sako, einam, aš sako, tau tave palydėsiu, nereiks, sakau. Ir tai, žodžiu, labai kylu, labai užknisa šitas dalykas čia. Bet tai yra kaip ir, jie čia taip pripratęs, kaip sakyti. Kaip čia tikrai kaip labirintai visur, nes tu eini ir visur tos sienos, pavyzdžiui, dalis gatvių netikros, rodo, kad tyra, bet nėra, arba atvirkščiai, rodo, kad nėra, bet matai, kad yra gatvė eidamas, tai ir jie tuo naudojasi. Dabar vat irgi pribėjau iš galo, jisai, my friend, mano draugė, tipo, tu ne ten eini, sako, ten nėra kur eiti, viskas, sako, tu, tipo, ateik atgal, aš tau parodžiu, sako. Tai realiai aš tą gatvę atėjau, tai aš žinau, kad aš čia nueisiu, bet jie meluoja tam, kad tave pasimtų, paskui ratais kvadratais tave vedžios ir jiems labai paprastai. Tai nežinau, šitas man kultūros reikalas labai nepatinka, toksai spaminimas ir apgaudinėjimas, žinai, kad tik tai išlupti iš to turisto pinigus. Tai aš kai spamerių labai nemėgstu, viename užteko vieną kartą dėduką pagailėjau, palaikiau ir paskui gavosi taip, kad nuskausminu už tai, tai tiek to. Tai va, bet šiaip įdomu, pamatyti įdomu, labai įdomus jausmas, kad jeigu be telefono čia gali tikrai išsigąsti, pasiklysti, nes atrodo tai visur viskas vienodai atrodo, viskas. Bet šitos durės aš jau galvojau, tai tikrai, kad čia jau. Tai va, tai žodžiu, vis tiek nueisiu, bet jau tik dėl to, kad aš čia jau ir čia toks, nieko ypatingo, bet pažiūrėjau, šitą vaikščiodamas aš pats neatsimenu, kur jau buvau, kur nebuvau, į kurią pusę eit, man reikėjo pasižiūrėti telefoną, tai telefonas labai svarbu. Aišku, čia sumokėtum, jie nuvestų, bet aš, pavyzdžiui, kažkada save pats prigavau, kad aš neturiu, aš savo, kai keičiu viešbučius, dažnai aš neatsimenu tų pavadinimų ir ne ant visų raktų būna užrašyta, tai man būtų bėda. Gerai, žodžiu, tai turbūt viskas, aš einu namo, pailsėti šiandien ir ką galėjau čia tą parodžiau. Šiaip įdomu kažkiek tai, bet ne mano stilius, gamtos žmogus. Einu žiūrėti, kur man dirbtinis ir vėl, nežinau kur ir vėl, matai, draugų pilna. Bet man atrodo, kad man kelias čia. Kažkaip atsimenu, kad aš atėjau ir man reikėjo eiti žemyn, bet jis sakė, kad čia neik, čia neeini ir taip toliau. Tai jau čia visur pilna, sėdėjau ir viskas, gerai, viskas. Baigiau. Prie mano namų girdžiu šventė vyksta kažkokia tai. Pažiūrėsiu, paskui negražu būna filmuoti, kai šneku tiesiog, tai galiu taip palenti čia pafilmuoti. Kažkas tokio. Bet dabar jau bent gaivu, kiek čia dabar tų laipsnių, 21 rodo, kažkas tokio, tai 21, kažkas tokio ir bent jau ne karšta. Tai viskas, tada užtenka.